Japonijoje toks įdomesnis variantas eini ir va pilna šiukšlių. Čia pilna šiukšlių, čia va pilna šiukšlių. Realiai kokia esmė, kad jie pirmadieniais išveža pirmadieniais išveža šiukšles ir visi tiesiog į gatvę gražiai sudeda. Nieks nesuplyšia, viskas tvarkoj. Išsiveža, nereikia jokių konteinerių, nieko. Varnas nieko nedrasko, nieks nesmirda, nors mūsų požeminiai konteineriai man tai patinka, bet čia toks variantas. Magelis. Wheels on the train hum soft and low. Tokyo's rush fades in the glow. Skyline bends where the wild winds go. Atvykom į Kasai Rinkai Koen. Koen šių žodžių dalyje reiškia parką. Ir sutiksim su Andrium, pasižiūrėsim, kas gero. Čia yra mažas paplūdimys kažkur va ten va. Tai pasižiūrėsim, kaip atrodo. Andrių gal pafilmuosim besimaudantį. Ir šiandien oras vienas geriausių 23 laipsniai. Jokio debesėlio. O va ten tolumoje labai gražiai lėktuvai leidžiasi. Nice. Liuksas. Labą dieną. Sveiki. Kažkaip netikėtai susitikom. Ką jūs čia veikėt? Ką jūs čia veikėt? Mes tai pailsėt atvarėm prie jūros. Mes padirbėt. Padirbėt. Labą dieną. O, užsitamsinės viskas tvarkingai. Jep. Labas. Labas, Edita. Tokie gyventojai. O, tokia gražuolė. Labą dieną, Melisa. O Kristina? Ir Kristina. Tokio vaikšto, ne? Easy. Laksto easy. Prašau, negripau. Nes viršų nepagausi. Tai buvo su treneriu. Galvojau, iš valties paleisiu, o valtis tai juda. Yeah. Jisai pakilo į viršų. No. Ir pradėjo iš šono varyti, nors va, turėjo būti rota. Cherry blossoms flirt with the breeze. Kites like birds dance above the seas. I let my heart fall, it's free. Namase, arigato. Each step whispers the world's brand new. Kasai Rinkai where the water shine. Spin me around the Ferris wheel time. Kasai Rinkai, your ocean's mine. Lost and found in your salty shrine. Atvykom dabar į Odaibą ir kaip kažkada žadėjau Kristiną nusivežti ant suoliuko. Šį kartą ją nusivešim ant suoliuko, tik ne viena Kristina, o kartu ir Melisa pasirodo. Neplanavau, bet kartais gyvenime neplanuoju, bet taip gaunasi. Tai va, dabar einam pirmą dar pamatysim Laisvės statulą, tai yra mažesnė Laisvės statulos kopija atrodanti kaip Amerikoje. Visai gražiai atrodo ir tada vaizdas į tiltą, o tiltas irgi toks kaip New Yorko vaizdas, tikrai gražus, verta pamatyti. Dabar einam ir nesuprantu, kas antras vežimėlis, nežinai kas bus, ar vaikas ar šuo. Little pause in the pink chariot ride. Wheels spinning under Tokyo's pride. Fluffy kings and queens, royal in their stride. Neon lights, the city glows, tiny faces through the road. Atvykom dabar į Odaibą, tai yra
1850 metais įkurtas miestas ir jisai tuo metu buvo suformuotas iš dirbtinių salų, kurios saugojo Tokiją nuo priešų invazijos. Tai tuo metu laivais dar buvo galima pulti. Vėliau šis miestas buvo padarytas kaip Japonijos technologijų simbolis. Tiesa, bet atėjus 80-90 metų krizei, kai kurios vietos jo buvo apleistas, bet vis tiek mes matom labai nuostabią gražią architektūrą, kuri net šiai dienai atrodo tikrai įspūdingai. Ir pamiršau paminėti, kad turim ir Laisvės statulą. Tai yra daug mažesnis dydis negu Amerikos simbolis, bet vis tiek toks pat gražus. Nors realios nemačiau, tai nežinau, bet...窓の外に広がる街オレンジ色の空が染まり静かに走る電車の音 The next station is お台場海浜公園帰り道夕日の中思い出たちが踊り出す Sveiki atvykę į New Yorką. Atvažiavom į miestą, apsniaukę, lyja šiuo metu, bet po truputį gedrėja viskas. Ir blemba, kaip gražu. Va. Afigienai. Žiauriai gražu. Tokio Cruise. Tai čia tai eiktus savo kaip gražu. Eiktus savo kai žaibuoja dar. Jo. Man dabar kilo tokia mintis kažkada čionai Kristiną atsivežti. Būtent į šitą vietą. Ir atsisėst ant šito suoliuko. Žodžiu, kažkuris iš šitų suoliukų. Ir va po ilgo laiko. Sėdėm ant suoliuko. Sėdėm ant suoliuko Japonijoje, Odaiboje. Taip. Eisim pamiegoti. Kažkas paeis miegoti. Valgyti ieškoti. Gal pamaitinsiu? Gerai.